Bet tai dabar tam žmogui, kuris realiai ieško, nu jam yra nerimas, supranti, jis kvėpuoja savo į sprandą, jam ten visur skauda ir jam mintis tiesiog skalauja galvą, jis ten jau nebepsikenčia savį. Kaip jam įsivaizduoti, kaip atrodo ta sesija, atėjus pas tą biodinamistą į kabinetą? Tai paprastai jinai atrodo, kažkaip labai taip, net nepasakyčiau, kad jinai kažkom labai skiriasi galbūt, ir kiekvienu atveju jinai ir panašiai ir skirtingai atrodo. Tai apie kokį atvejį kalbėsim, apie kokį žmogų, ką jisai atsinešė, ką jis talpina savyje. Bet vis tiek prasideda nuo to, kad mes susipažįstam. Žmogus pažindinasi su manimi, aš su juo, mes kalbamės, bendraujam ir tada kažkaip paaiškėja situacija, kas ten skaudenasi, kas ten vyksta, kur deficitas, ko reikėtų, kaip norisi būti, koks kanalas žmogui yra prieinamas. Vieniem yra labai lengva eiti prie savo vidaus per verbalinį kalbėjimą, kitam labai sunkiai renkasi žodžiai ir jis turi tikrai neblogą priėjimą prie kūno. Kas vėlgi su kitu prieiti prie kūno užtrunka. Toks yra įsivaizdavimas gal kažkokio tokio, nesakau, kad čia visų, bet toks įsivaizdavimas yra, kad tas mūsų kūnas yra kaip transporto priemonė mūsų galvos. Ta vežioja galvą mūsų kūnas ir mes taip gyvenam. Ir terapijoje dažnai paaiškėja, kad tas kūnas nėra transporto priemonė, kad kūnas yra tokia graži, turtinga, ne visada graži, visko ten yra, toks gilus dienoraštis, visko ten yra daug, bet yra reikalų prieiti prie to kūno, suprasti, pradėti jausti savimi, kad šita biologija, kaulai, mėsa ir viskas, kas čia yra, ir daug skysčių, kad tai nėra atskira nuo manęs, kad tai esu aš.